Mergina tave ignoruoja. Ką daryti? Ar yra išeitis? Panagrinėkim kelis scenarijus. Scenarijus numeris vienas tai pažintys internete. Tu susipažinai su mergina internete ir po kurio laiko ji pradėjo tave ignoruoti. Gal net po pirmo pasimatymo arba dar anksčiau. Bendravimas, tiesiog išblėso. Svarbu suprasti, jūsų iš esmės niekas nesieja. Jūs net nebuvot susitikę. Arba esat vos pažįstami. Todėl tu jai nesi didelė vertybė. Iš pradžių bendravo, taip, gal net skambinotės, bet po poros savaičių ar mėnesio ji pradeda rašyti rečiau, atsakymai tampa sausi, trumpi, susidomėjimas krenta žemyn. Kodėl taip nutinka? Priežasčių čia gali būti daug. Ji pradėjo bendrauti su kitu, susitaikė su buvusiu, galbūt jau turi kažką kitą, arba tiesiog elementariai prarado susidomėjimą. Variantų dešimtis. Ką daryti? Iš esmės čia yra vienas teisingas variantas. Tiesiog dingti iš jos akiračio. Tiesiog pranyk. Po to palauk apie 2-3 mėnesius ir žiūrėk, ar ji pati tau parašys. Per tą laiką tu gali pasitvarkyti savo išvaizdą, pakeisti stilių, pasportuoti, pasidaryti geresnių nuotraukų, galbūt susirasti geresnį darbą. Po kelių mėnesių gali pats jai parašyti. Tai praktiškai vienintelis realus būdas. Jei ji su tavim bendravo kelias savaitės, vadinasi, kažkoks pradinis susidomėjimas tavim buvo. Tiesiog tu matyti jį kažkur praradai, bet apskritai geriausia tiesiog judėti toliau. Kam kabintis už žmogaus, kurio net normaliai nepažįsti? Mūsų tikslas niekada nebuvo kažką tenai suvilioti kažkokią merginą. Mes renkamės geriausią moterį iš tų, kurios pasirinko mus. Antras scenarijus. Tai kada pas jūs jau buvo pasimatymas. Jūs susitikot, bet po to jis taiga nebenori bendrauti. Retai atrašinėja arba iš vis ignoruoja. Dažniausiai priežastis čia yra neatitikę lūkesčiai. Ji tikėjosi vieno, gavo kitą. Dažnai moteris sako taip. Susirašinėjant, vyras buvo smagus, įdomus, su juo buvo labai fainai, bet gyvai kažkas ne taip. Ir dažniausiai problema čia yra ne išvaizdoje, o elgesyje. Tu gyvai elgiesi kitaip nei per žinutes. Svarbi rekomendacija. Po pirmo pasimatymo nerašyk jai pirmas. Pažiūrėk, ar ji pati tau parašys ir ką parašys. Tai labai aiškiai parodys, kiek tu ją užkabinai. Jei ji nesusidomėjo, bet tu nepradedi jos spausti, ten rodyti per daug iniciatyvos, šansai vėliau ją pakviesti antrą kartą bus didesni. Jei tu jau pradėjai įkyriai lysti ir tave atstūmė, situacija bus sunkesnė. Tada vėl reikia laiko, kelių mėnesių pauzės. Kodėl? Nes jos galvoje susiformavo tavo kažkoks neigiamas įvaizdis, tokios mėmės, o su laiku jisai išblunka. Būna atveju, kai po nesėkmingo pasimatymo mergina po kurio laiko vėl sutinka susitikti. Bet kai rašysi po pertraukos, tai stenkis nebūti įkyrus, nedaryk jai spaudimo. Nepradėk ten iš karto siūlyti susitikti. Parašyk lengvai, natūraliai. Pažiūrėk, ar jie iš vis įsitraukia į pokalbį. Jei pokalbis užsikuria, tada jau gali siūlyti susitikti. Trečias scenarijus yra, kada pas jūs buvo trumpi santykiai. Jie jau bendravot ar buvot kartu, bet ji pradėjo tolti. Po truputį atsitraukinėja, mažiau investuoja savo laiko tau. Ką čia daryti? Reikia perimti iniciatyvą. Kaip tą padaryti, vieno universalaus recepto nėra. Bet variantai gali būti tokie. Tai gali būti situacija, kada tu matai, kad situacija jau eina blogyn, merginos susidomėjimas krenta ir tu pats pirmas ją palieki. Čia taip pat galima pradėti ignorą. Gali būti situacija, kada tu sureaguoji jos kažkokią klaidą, kažkokią nepagarbą ar distanciją tau ir tada pats atsitrauki. Arba netrumpam gali kaip tik rodyti aktyvų susidomėjimą, o po to staigiai irgi atsitraukti. Esmė yra pakeisti šito bendravimo dinamiką. Tokiose situacijose dažnai viskas išsisprendžia gana paprastai, jeigu suveiki laiku. Ar apskritai verta tai daryti? Atvirai kalbant, aš manau, kad dažniausiai ne. Jei tai žmogus, kurį vos pažįsti, tai kam tiek pastangų? Suprantama, kai buvo ten ilgi santykiai ar santuoka. Tada verta aiškintis, mokytis, bandyti kažką spręsti. Bet kai tai beveik nepažįstamas žmogus, tai kam užsiciklinti?
Be to, jei per labai trumpą laiką tu taip stipriai ją išaukštinai, kad pradėjai kabintis ir jauti, kad jau negali jos paleisti, tai jau yra blogas signalas. Reikia mažinti jos svarbą tavo galvoje. Mergina negali būti tavo numeris vienas prioritetas. Tokios istorijos niekada neužsibaigia geruoju. Nes net jei tu ją susigrąžinsi, bet ji tau bus per daug svarbi, tai tu vėl darysi tas pačias klaidas. Todėl pirmiausia susitvarkyk save, o tik tada galvok, ką daryti su ja.